Tai va, sveiki. Čia va, pirmoji mano pamoka ir čia pamoka mes pakalbėsime apie pačio Photoshopo visus funkcijas visas ir panašiai. Tai va, pirmiausia, čia yra jūsų tas kaip ir įrankių juosta, kur čia va rodiklė bus galima tekstą stumdyti. Čia užmėti ant ką nori. Čia va visokie irgi karpyt, ten visokios linijas. Čia, aišku, ten kokį, vėliau parodysiu šitus visus. Čia, kai dizainus koduoji, lengviau karpyt būna. Čia, aišku, kaip žinot, spalva. Čia kažkada, žinau, pamiršau, čia pieštukas su brušais. Čia nežinau, trintukas. Čia arba gradientų, arba paint bucketas, tai čia, fono užpilto. Čia galima pablūrinti, ar kaip čia kitaip sakant, va. Vien žodžiu parodysiu. Kas čia? Čia šito nežinau net kas yra. Tai nereik man dabar. Šitas, tai daryti visokius ornamentus ten, kaip iš dizainus. Čia tekstulas, čia... Jėzus Marija, greičiu. Ten, kaip matote, yra juostų, ne juostus, bet... Tuoj palaukim, čia kol užsikraus. Va, geriau atsidarom. Čia matote file new arba tiesiog ctrl+n. Čia viv ir heik, tai čia pikseliais pasirinkam, jeigu aš norit ar centimetrais, ar milimetrais, ar dar kom nors. Čia pavadinimas, tai nėra labai svarbus. Presetas irgi man jokio dėmesio nekelia. Vat, kokį tokį pasidarom. Čia nežinau kaip iš... Čia nežinau, kaip išjungti šitą nesąmonę. Kad tipo nerodytų jau daugiau niekad. Tai vat, čia iškart nusidažom kokią nors spalvą. Kad ir tokią. Tai vat, dabar paimam kokį tamsesnį. Ir vat, čia va tokie blokai. Aišku, jeigu norit padaryti keturkampį, nestačiakampį, tada laikykit shift ir tada varykit. Nes shiftas neleis jums į kitas pusės varinėt, o padarys jums tik tokį lygų keturkampį. Ir jei dabar, šitą užžymę, ir vat, matot, tokie galima ctrl+k spausti. File new, vat pasidaro lygiai tokie patys visur. Spaudžiam OK, kad atsidarytų tas, dydis visas. Ir ctrl spaudžiam. Ir va, matot, va toks pat keturkampis atsirado nurijantą. Tai vat, taipogi dar galima. Aišku, gražiau yra, kai darai ne su šitu. Kaip kad aišku, reikia pritaikyti. Bet galima ir šitai padaryti. Stroke 5 ir vat, galima taip, galima ir daugiau, aišku. Size padidinti. Taipogi dabar drop, čia, kad ir išsaugom, kad ir dabar drop shadow yra, tai va šitas, kad visas, tai geriau pasidaryti 0, kad ir padidinti size ir pamažinti opacity ir tada toks
gaunas, galima dar normalų padaryti ir va, toks išblukusi balta spalva čia yra. Galima aišku spalvas ir daryti kitaip, bet nepamirškit, vat, jum multiply visada bus. Ir vat, pavyzdžiui, dabar multiply neveikia. Nu, nerodomas, kadangi blend modas yra nenormal, o buvo multiply. Taipogi dar galime ir color dodge dėti, vat visokių tokių. Kad yra visokias spalvas galima dėlioti. Žalę, oranžinę. Inner shadow. Tai čia aišku jau kaip ir žinot, tai tas pats kaip drop shadow, tik tais, kad viskas yra viduje. Distance irgi nulį galima padaryti ir size padidinti ir va toks gaunas iš visų pusių gražus toks. Iš visų pusių toks, nu, nežinau kaip pavadinti, šešėlis. Pavyzdžiui, dabar yra tas inner shadow ir galim padaryti tokį dalyką. Spaudžiam normal, čia 1, čia 0, kad jis padarytų paprastas, ne blur. Tada opacity, normal. Ir va, matot, pavyzdžiui, ne, geriau sušviesės. Vat čia yra toks pašviesinimas ir atrodo, kad būtų spaustas va šitas toks. Tokį efektą duoda. Taipogi dabar galima kaip padaryti, kad būtų, pavyzdžiui, iškreipytas. Nu toks, neiškreipytas, bet nu va, toks pavyzdžiui. Tai va, čia tokį, pavyzdžiui, imam filter, blur, gaussian blur. Ir va, galima didinti radius. Radius čia yra tas toks stiprumas to. Čia prie web visada būtų, kad visą laiką žiūrėkit, kad būtų prie web varnelį uždėta, kitaip jūs nematysit, o tik tas, kai enter paspausit, tik tas tada žinosit, kai išsaugosi viską. Jeigu kas nors blogai yra, tai aišku, galit redo, gaussian blur, nu čia edit ir vis laik būna toks parašyta ten, pavyzdžiui, kad nors padarote, ar būtų redo ir ta funkcija, kurią jūs padarėte. Dabar tiesiog galima spausti CTRL plus Z. Taipogi dabar filter blur yra labai daug. Tai kad vienas iš tų motion blur, kaip iš šonus varo. Taipogi dar šitą nežinau, kaip šitas veikia. Radial blur. Nu, žiūrim, kai šiandien bus. Va. Šitą nežinau irgi. Tai vat. Kaip jisai gal paternus, visą laiką eikite į Adobe Photoshop pagrindinį ten. Spausite presets. Ir vat. Eikite, kad yra patterns ir čia įsikelkit pattern. Tada, pavyzdžiui, eikit blending options, pattern, tada šitą ir šitą load pattern ir tada jums atsidarys, susiraskit tą laukelį, kur patterns buvo išsaugojat, tada atsidarykit jį. Taip pat ir su gradientais. Jeigu saugojat jūs juos čia, taipogi irgi, bet galime ir paprastai nebūtinai čia saugot. Tai vat. Ką dar čia jums papasakot? Tekstą, tai kaip ir žinot viską. Šitai. O šitas labai mane biesina, matot. Pavyzdžiui, norit tai padaryti. Ir va. Ir jis tokią formą gauna. Va. Kad, nu ir va tokią nesąmonę gauna. Gryną. Matėt, belia ką spaudžiu. Taip, tada dar... Nežinau dar ką čia. Va šitas. Matot,
gal biškį. Ir spaudinėt, va taip ir va susiblurina viskas taip. Pasidaro netoks ryškus, kaip turėtų. Čia. Taipogi, jeigu norite apversti, kad ir va šitą, ne? Vat taip darysit, tai geriau taip nedaryk. Kadangi yra toks, ne, jeigu aišku norite, kad, pagal save žiūrėt. Bet jeigu norite, kad ir 90 laipsnių kampu, arba 45, tai va tiksliai, kad būtų. Tai spaudžiant šitą, CTRL, tai man atrodo. Dabar tiksliai nežinau, jo, CTRL, laikote shiftą ir taip varite. Čiuk, va 90 laipsnių, 108, 360, va, šitaip. Taipogi dar vienas patarimas yra visiems naujokam ir taip toliau, nedarykit su, kad ir. Bet niekad nedarykit šito, ką tik parodžiau, su naunu. Pasidarykit šar arba dar, nes toj parodysiu dėl ko. Va. Ir išsikraipo. Ne, neišsikraipo. Kad ir va, matot, kai normaliai jau pasakyti. Bet va, išsikraipo labai toks blogai pasidaro, kada padaro didesnį tą. Tada reiktų jo atsakyti, kad būtų vėl taip pat. Tai vat. Nežinau, daugiau ką papasakot. Tai vat. Prenumeruokit, laikykit. Tai vat. Viso gero.